Sveiki gyvi mano brangus kanalo sekėjai ir šiandien trumpame video mes apžvelgsim dalį Pegasus laimėtų monetų, pamatysim jas gyvai. Na ir pirmoji dalyje tai bus viena moneta iki Vokietijos imperijos moneta, tai bus 2 taleriai, o toliau bus grinai imperija. Ir antroje dalyje, aišku, kai šiais video pakalbėsime apie laimėtą Veimaro Respublikos monetas. Na ir fone matote mano dalį Šveicarijos šaudimo festivalio 5 frankų monetų. Tik tai dalį, viskas netelpa į kadrą. Na ir aš manau, kad jie įkels šiokią tokią intrigą ir tikrai vaizdo nepagadins. Na ir važiuojam. Tai pirma moneta, kurią pavyko laimėti, tai yra 2 taleriai Hanoveris 1855 metai. Greidas AU 58. Didelė 37 gramų sidabrinė moneta. NGC kompanija, jeigu aš neklystu, yra 4 vienetai šito greido ir tik 8 aukščiau. Tai jau šis yra išlikę geros kokybės visai nedaug. Toliau 2 markės Laisvasis miestas Bremenas. Puikus egzempliorius, nuostabi kolekcinė moneta. Filmuoju dienos šviesoje, dėl to gal ir nesimatys jos degančio blizgesio, bet patikėkit manim, greidas MS67 yra nuostabus greidas šitai monetai. Na, pavyko išpiešti dar 3 markės Laisvąjį miestą Liubeko. Irgi puikus egzempliorius, be priekaištų. Ko norėt, MS66, 6 greidas, 1908 metai. Kas renka imperiją žino, kad Laisvasis miestas Liubekas tiražai nėra dideli. Ir puikus egzempliorius į kolekciją. Na, toliau gal ir niekom ypatinga, tiesiog MS64, 3 markės Hesse Darmstadt. Na, visai nebloga kaina buvo. Tai pavyko laimėti šitą monetą. Klientas sako, lai būna kolekcijai. Ok. Universitetas Breslau, jau Proof 64, 1911 metai. Iškart matosi, kad tai yra Proof, veidrodinis paviršius. Gražios 3 markės. Ne Cameo gaila, bet Proof yra Proof. Taip, 3 markės, 1913 metai, sidabrinis jubiliejus, Viljamas Vilis, Proof 66, tamsoka patina, na bet Proof 66. Eilinė moneta, bet neeilinis greidas. Čia matosi vaivorykštinė patina. Keliauja į kolekciją. Vėl eilinės 3 markutės. Kaip ten sako, karalius pakvietė, Napoleono pralaimėjimas. Proof 66 Cameo. Greidas neeilinis. Nepigiai jinai atsistojo, buvo reali kova už ją. Taigi, eilinės 3 markės, bet neeilinis greidas, dėl to verta kolekcijos. Puikus egzempliorius. Taip, vėlgi Hesse Darmstadt. Mano klientas turėjo tokią 3 markės, 63 Cameo. O pavyko Pegasus aukcione laimėti šitą variantą 65 Cameo. Taigi sveikinu su nuostabiu greidu, su kolekcijos papildymu. Na, veidrodis. Čia irgi buvo kova už ją nebloga, bet
kaip sakant, mes nugalėjom. Na ir už šitą monetą vyko labai rimtas mūšis. Württemberg 3 markės, pažiūrėkite. Wow. Labai rimtas mūšis vyko. Labai daug ašarų įvairių šalių blogeriai liejo, kad nepaėmė jos. Sakė, o tie lietuviai nušlavė visus lotus. Proof 65 Ultra Cameo. Württemberg 3 markės. Ultra Cameo. Buvo ten pavydo scenų ukrainiečių vieno blogerio, kad kaina per didelė, tas anas, na, sakant, po muštinių kumščiais jau nieks nemojuoja. Taigi, yra kaip yra, reik mokėti ir pralaimėti. Nėra ko čia ašaras lieti krokodilo. Taipogi pavyko paimti. Pas mus yra 5 markės Saxe Weimar Eisenach, Jenos universitetas. Na, klientas jau turi 66 greidė šitas 5 markės, bet sako, gera kaina, reikia imti. Nu, valio, nu ir paėmėm. Puikus egzempliorius, aš manau, ateityje jos tik tai brangs tokiam greidė. Taigi, lai būna. Na ir paskutinė šitos apžvalgos moneta, tai legendinis ąžuoliukas. Atsiprašau, čia kažkas tai su fokusu biškį. Ąžuoliukas. 1000 pas mus. Taip, 1031 metai. A kalykla. Berlynas. MS66. Kas čia vienintelė beje Veimaro moneta, jinai čia šiek tiek išsimaišė, jinai turėjo papulti į antrą apžvalgos dalį, bet jau parodžiau, tai parodžiau. Tai kas greidina ąžuoliukus žino, kaip sunku gauti aukštus MS-us ir kiek jų vienetų aukštuose MS-uose yra. Apyvartinė moneta, labai mažai jų išliko tokios kokybės. Na, tai yra ideali moneta į kolekciją. Klientas labai norėjo 66 greidį ąžuoliuką turėti. Na, prašau. Sekantis žingsnis, aš manau, kad bus proof ąžuoliukas. Surasim ir įsigysim. Taigi, ačiū už dėmesį, ačiū, kad pasižiūrėjote šitą trumpą video. Drąsiai komentuokite, dėkite patiktukus, rašykite komentarus ir prenumeruokite mano kanalą ir susitiksime neužilgo. Viso geriausio. Būkit sveiki.